Aleliuja. Girdit tikrai dabar mane. Šalom, mėlyjeji. Parašykit, prašau, kad neįsivažiuočiau. Ačiū Jėzui. Ačiū Jėzui. Aleliuja. Šlovė Jėzui Kristui. Sugriautas velnio darbas. Amen. Mėlyjeji, Dievas yra geras. O aš čia evangelizuoju, evangeliją skelbiu, dalinuosi, koks Dievas geras, bet pakartosim. Viešpats yra nuostabus, jis atpirko tave savo sūnaus viengimio krauju. Jis sumokėjo kainą už tave. Už kiekvienas pralietas Jėzaus kraujo lašas buvo dėl tavęs. Dėl tavęs ir dėl manęs ir dėl viso žmonijos. Ir aš taip džiaugiuosi, kad aš esu atpirkta. Ar tu džiaugiesi? Mes buvom kadaise tamsa, Dievo žodis kalba, o dabar esam šviesa. Mes buvom kadaise kunigaikščio, šito velnio valdžioje ir valioje, o dabar esam Dievo, Jėzaus kunigaikščio, Jėzaus karaliaus valdžioje ir valioje. Ir Dievo žodis kalba, kad jis yra virš visų aukščiau. Jėzus Kristus yra virš visų kunigaikštysčių ir valdžių. Ir Dievo žodis kalba, kad jis perdavė tą valdžią ir jėgą tau ir man, visiems tiems, kuriem priėmėm jo dvasią, priėmėm jo sūnų Jėzų Kristų. Aleliuja! Šlovė ir gyrius Jėzui Kristui. Mėlyjeji, aš noriu su jumis pasimelsti. Pasimelsti paprasta malda. Ir padėko Dievui už kiekvieną iš jūsų. O jūs, kas galit, kas nori, dalinkitės, nes šį vakarą kalbėsiu apie vieną dalyką. Ir aš tikiu, kad tai Dievas įdėjo žodį man į širdį. Ir aš tikiu, jis man prakalbo ir kai kurios dalykus ir aš šiandien noriu perduoti jūs jums irgi. Nes aš tikiu, jeigu Dievas kalba, tai ne visada yra tik asmeniškai. Yra momentai, kada mums kalba asmeniškai kai kurios dalykus. Ir mes paskui liudijam ir dalinamės, koks viešpats geras, kaip jis mus pakelia, kaip jis mus išgydo, kaip jis mumis rūpinasi, bet taip pat kaip mus ir pamoko, kaip ištraukia iš kažkokių dalykų ir kaip perspėja. Amen. Ir aš tikiu, kad kai kurios dalykus, kai kurie yra asmeniški, bet kai kurie yra tokius Dievas duoda dalykus, tokius momentus, tokį žodį, kada jis nori ne tik, kad tu asmeniškai jį turėtum, bet kad išgirstų jo vaikai irgi. Amen. Todėl aš tikiu, kad tai Dievo įdėjo į širdį. Todėl raginu kartu pasimelsti ir padėkoti Dievui. Dieve, Tėve, aš dėkoju tau, kad tu esi su mumis ir su kiekvienu, kuris klausosi dabar. Aš dėkoju tau, šventoji dvasia, kad tu pripildai mus ir tą kambarį, kuriame mes esam. Tu kalbi, kad būkit viena. Aš tiesiog skelbiu vienybę dabar tarp mūsų Jėzaus vardu. Kad būtumėm viena taip, kaip Kristus pašaukė mus. Būkit viena, jis kalbėjo. Kaip Dievas, Tėvas ir aš esame viena. Aš skelbiu vienybę tarp mūsų Jėzaus vardu. Ir sudraudžiu priešiškumą tiesiog dabar Jėzaus vardu ir dvasios susiskaldimo. Priešiškumo ir maišto prieštaravimo dvasia Jėzaus vardu. Aš sudraudžiu visas demoniškas atakas ir šėtono trukdžius Jėzaus vardu. Aš kalbu gyvenimą, džiaugsmą, ramybę. Ir žodis Dievo Tėvo bus kalbamas. Ir jis pasieks kiekvieno žmogaus širdį, protą ir mintis ir keis mus pagal Dievo Tėvo atvaizdą, pagal sūnų jo. Į jo sūnų Jėzų. Amen. Aš dėkoju tau, Dieve Tėve, ir laiminu kiekvieną jūsų Jėzaus vardu. Prašau tavęs, Dieve Tėve, kalbėk mano lūpomis ir visa šlovė priklauso tau. Prašau, išgydyk šiandien tuos, kurie serga. Aš žinau, kad tau nėra
jokios ligos ir negalios, kurios tu negalėtum pagydyti. Aš tikiu, kad tu gali pagydyti tiesiog dabar tą, kuriam kažkas skauda ar negaluoja. Kiekvieną sutrikimą. Aš tikiu, Dieve Tėve, kad tavo darbai yra nuostabus ir tau nėra neįmanomų dalykų. Aš tikiu, kad tu gali duoti atsakymą tam, kurio labiausiai reikia dabar. Aš tikiu, Dieve Tėve, kad tu gali pakelti tą, kuris yra tikrai tokiam rūpeščiuose, problemuose. Aš tikiu, Dieve Tėve, kad tu gali aprūpinti tuos, kurie kažko tai stokoja. Nes tu pasakėjai, prašykite ir aš jums suteiksiu, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Mėlėjai, šitą maldą, į šitą įeina viskas. Tai ir sveikata, jeigu jos reikia, tai ir pinigai, jeigu jų trūksta, tai ir daiktai, kurių mums reikia, tai ir darbai, kurių mums reikia, tai ir tarnavimai, tai ir pašaukimai, tai ir dvasinės dovanos ir aibė visko. Todėl prašykit, sako, bet tikėkit, kada prašom. Ir visą, ko jums reikia, aš jums suteiksiu. Kad tavo džiaugsmui, mielas brolis, sesė Kristuje, nieko netrūktų. Dievas nori, kad tu džiaugtumės. Amen. Jis nori, kad tu džiaugtumės ir šlovintum jį, kad tu džiaugtumės juom. Aleliuja. 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 Patvarkykime mikrofonus. Reikia naujo mikrofono. Tikriausiai, kad žmonės tai girdi, tai negirdi. Tikiu, Dievas palaimins. Jo karalystės darbams. Amen. Ačiū Jėzui. Šalom visi, kurie jungėtės. Laiminu visus Jėzaus vardu ir laiminu visus, kurie dalinatės. Dalinkitės, mėlieji, nepasilaikykit savo. Dalinkitės, 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 dalinkitės. Nes šita tema labai, kaip pasakyti, paskutiniu laiku yra tema reikalinga išgirsti. Ir aš tikiu, kad Dievas duos mums šiandien šį vakarą peną. Taigi, mėlieji, aš atiduodu šitą tarnavimą Dievui į rankas, Jėzaus vardu. Šventoji dvasia ves, kaip tau patinka, kaip Dievui patinka. Ir aš dėkoju už kiekvieną iš jūsų. Dievo žodis dažnai kalba, mums primena, ne kiek dažnai, bet primena, kad nebūkite teisėjais. Nebūkite teisėjais, kurie mėgsta nuteisti kitą. Ir netgi yra viena rašto vieta, kurie prisimenat, galit pasidalinti komentaruose, įdėti ją, kad sako, neteiskit, kad nebūtume teisiami, nes kokiu teismu teisite, tokiu ir jūs būsite teisiami. Ir kokius saikus seikėsite, tokiu ir jums bus atseikėta. Ir kitoj vietoj irgi yra, kad nebūkite teisėjai, neskubėkit tose reikaluose, nes yra vienas teisėjas ir jis yra Dievas. Ir jis teisė teisingai. Netgi Jėzus, kada atėjo į žemę, jis sako, aš neatėjau teisti. Aš neatėjau jų teisti. Bet anaip tol aš atėjau juos išgelbėti ir parodyti gyvenimą. Ir aiškiai Dievo žodis kalba dar vienoje vietoje, kad jūs teisite, tai visi tie, kurie esam priėmę Jėzų, bet ne šitoj žemėje. Dar ne tas metas, mums dar tai neduota. Todėl mums reikia šitoj vietoj būti atidiems, ką mes darome, kad nebūtumėm tuo pačiu teisimu teisiami. Ir link ko aš linkstu, mėlėjai, tema, kuri yra ir sukasi ir daugeliu žinoma, ir mes jau žinom ir suprantam daugelis, bet kažkodėl aš noriu šiandien apie tai kalbėti jums. Tema artimiausios to šventės, jeigu galima tai pavadinti šventės Helovino. Ir Dievo žmonės,
Aš tikiu, Dievas man prakalbo į širdį. Būtent dėl šito šventės. Mes žinom, kad jinai nėra šventa. Mes žinom, kad jinai nėra gera ir mes žinom, jau pastebėjom, kad nėra visiškai nepatraukli akiai ir jinai tikrai ne iš Dievo ir nedieviška. Mes tai suprantam ir žinom ir ačiū Dievui. Ir kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad man Dievas atvėrė kai kurios dalykus dėl šito dalyko, dėl šito reikalo. Bet aš truputėlį dar patikrinsiu, ar viskas tikrai gerai. Viskas puiku. Garsas yra. Ačiū Dievui. Nes taip nesinori, kad prapultų. Norisi, kad išgirstumėt. Taigi, mėlyje, aš žinau ir jūs žinot, kad šita šventė nėra iš Dievo, jinai nedieviška, jinai visiškai nešventa, amen. Jinai nepatraukli akiai ir mus tikrai jau nevilioja. Ir mes jau, būdami Dievo vaikai, ištraukti iš šito pasaulio tamsos, kurie esam šviesos vaikai, Dievo žodis kalba, kad mes esam šviesos vaikai, mes jau nebešvenčiam šitų dalykų, bet aš ne apie tai. Šiandien truputėlį paguglinau. Mes galim tai padaryti, tai nėra blogai, tai nenudėmė, kad surinkti šiek tiek informacijos, šiek tiek, kas tai yra. Aš maščiau šiandien grįžus iš darbo, maščiau apie šitą žodį, maščiau ir galvojau, ir klausiau Dievo ir galvojau, o kas už to iš tikrųjų slypi, kas tai iš tikrųjų yra. Nes dažnai mes išgirdom, pamatėm, bet realiai nepasigilinom ir neėjom į tą gilį sužinoti labiau, nes galbūt mes kažkokioj sferoj nesuprantam ir teisiam neteisingai. Nors apie teisimą aš jau kalbėjau, teist mums neduot ir mums nereikia teist nei vieno, nei tikinčiojo, nei netikinčiojo. Amen. Todėl truputėlį informacijos. Pats Helovynas yra kilęs iš Samantaino festivalio. Nežinau, ar aš teisingai kirčiuoju, tai kažkoks miestas ar kažkas tai tokio Samantino festivalio tarp senosios Didžiosios Britanijos ir Airijos keltų. Vadinasi, buvo kažkoks festivalis, kažkokiais tai laikais ir ten atsirado jisai kaip šventė tarp Airijos, Airijos ir Didžiosios Britanijos. Ir tai, kaip įvyko pastaruoju metu, kaip jau vadinama pasaulietinė šventė, Helovynas jau kaip pasaulietinė. Aš žinau, kad Lietuvoje jau irgi yra įėję. Ir aš šiandien kalbuosi su vyru ir sakau, kadaise, dar kada nebuvau įtikėjus Jėzų, kada nebuvau atgimus iš aukšto, prisimenu, kad mes su tėvais, su mama važiuodavom į kapines. Tai buvo vėlinės, tai buvo toks momentas, kad žvakutė uždegdavo ant kapinių ir tiesiog prisimindavo tos mirusius žmonės. Bet aš žinau, kad ilgainiui praėjus po kurio laiko jau įnešta yra ir į Lietuvą helovyniniai papročiai. Ne veltui Jėzus sakė, kad gerus papročius gadina blogi papročiai. Ne veltui tai yra Biblijoje parašyta, kad tai, kas gera, gali būti sugadinta. Aš nekalbu, kad vėlinės yra gera, tai pagoniška, tai nekalbama Biblijoje apie numirusiųjų žvakučių deginimą ar kažkokius tai dalykus. Aiškiai Jėzus pasakė vienam žmogui, kuris norėjo sekti paskui, prisimenat, ką jis pasakė, kada jis sako, mokytojau, aš seksiu paskui tave, bet prašau, leisk man grįžti ir palaidoti tėvą. Ir prisimenat, ką Jėzus pasakė, tai yra esmė. Sako, atsigręžęs, leisk numirėliams laidoti savo numirėlius. Reiškia, mirusiems laidoti savo numirėlius. Ką jis tom paminėjo? Kad tie žmonės, kurie negimė iš dvasios, yra mirę Dievo akyse, jiems reikia gimti iš naujo, iš dvasios. Ir sako, leisk, tegul jie laidoja savo numirėlius, o tu sek paskui mane. Ir atrodo keista, nejaugi Jėzus negailestingas, taigi mirė artimas žmogus, neleis jam nueit palaidoti, bet Jėzus prasme, jis kalbėjo išminti, kad tai tau nieko neduos, bet tu, jeigu seksi paskui mane, tu atrasi tikrąjį gyvenimą. Amen. Ir tai parodo, kad
Ne dėl to, kad mums tas pats, ne dėl to, kad mums tas pats, bet dėl to, kad yra momentai, kad nereikia tokių daryti dalykų, kaip užpirkti mišes, ar tenais melstis už numirusiusius, kad Dievas kažkaip juos ten išgelbėtų. Dievas aiškiai kalba, aš esu gyvųjų Dievas, nemirusiųjų. Kas jau mirė, tam jam amen. Viskas. Todėl mes ir esam pašaukti, mėlyjeji, nešti šviesą ir kalbėti išgelbėjančią žinią, kad tie artimieji mūsų, tolimieji, pažįstami, bendradarbiai, draugai, kaimynai, išgirstų Jėzaus Kristaus Evangeliją. Išgirstų, kad Jėzus tikrai yra gyvas ir Dievas juos iš tikrųjų myli. Kad gyvenimas yra tik tais jame. Ne šitam pasaulyje, ne tame momente, kurie jie yra, bet Jėzuje Kristuje. Ir jūs galite turbūt visi paliudyti kiekvieno, kol nepažinot Jėzaus. Aš tiesą pasakysiu, ne visi dar ir pažįstam, bet kol nepriėmėt Jėzaus į savo gyvenimą, tol jūs nesijautėt, kad jūs gyvenot tokį pilnesnį gyvenimą. Jūs nuolatos kažko ieškojot ir jums nuolatos kažko trūksta. Aš turiu jums žodį dabar iš dvasios. Aš žinau ir jaučiu dvasioje, kad kažkam kažko trūksta vis tiek. Ir jūs jaučiat, aš išgelbėtas, aš priėmęs Jėzų, bet man trūksta. Tau reikia pažinti Jėzų. Tai, kad mes išpažįstam Jėzų savo gelbėtojų viešpačių ir karaliumi, savo gelbėtojų, mes dar jo nepažįstam. Mes tik jį priimam. Bet Dievo žodis kalba, ieškokite mano veido nuolatos. Ieškokite mano veido, pažink. Jis sako, aš netrokštų tavo darbų kažkokių. Aš netrokštų tavo maldų ilgų. Malda iš savęs yra teisinga, jinai reikalinga, jinai yra gera ir jie būtina, tai yra bendravimas su tėvu. Tai irgi yra būtina. Melstis mums yra būtina, bet, sako, pažink mane. Trokš pažint mane. Trokšt pažint mane. Mes kai priimam Jėzų, mes dar nepažįstam jo. Todėl mums reikalinga pažinti jį. Nes mes su jom būsim amžinai. Amen. Mes su jom būsim amžinai, mums reikia pažinti jį. O kada mes pradedam pažinti jį, mes pradedam pasitikėti jom labiau. Mes labiau pradedam pamilti jį. O jeigu mes mylim jį, Dievo žodis sako, mes mylim ir iš jo gimusi. Visame yra surišta tokia esmė ir prasmė. Todėl, mėlyjeji, aš kalbu jums ir tau, kuris jauti, kad dar kažko trūksta. Tau yra žodis šitas. Siek pažinti Jėzų labiau. Siek pažinti Dievą Tėvą. Ieškok jo žodyje. Ieškok jo veido nuolatos. Artinkis prie jo. Artinkis prie jo. Melskis jam iš širdies. Kalbėkis su juom, pažink jį ir pamatysi, koks jis geras, koks nuostabus ir užpildys visą tą tuštumą, kurią tu turi. Haleliuja, amen. Todėl, mėlyjeji, blogi papročiai gadina gerus papročius. Tai yra aišku kaip diena. Aš tikiu, kad iš užsienio grįžę migrantai, kurie migravo iš Lietuvos, parvežė tą Helovyno tradicijas ir papročius visokių vežė į Lietuvą. Ir mes tai matom visame Senajame testamente, kaip žmonės įnešė stabus, įnešė tikėjimus, įnešė dievus savo, įnešė savo tradicijas ir papročius ir tai tęsiasi šiandien. Ir mes matom, kaip Dievas pyko ant tų žmonių, kaip jis juos saugo iš savo tautą, kad jie nesusitartų su jų burtais, stabais ir visais tais papročiais ir dalykais. Nes Dievas yra vienas, sako, ir nedarykit nieko prieš jį. Amen. Ir taip patapo pasaulietinė šventė. Ir taip, kas iš tikrųjų slypi? Yra keletą dalykų. Šitais šventės slypi daugybė veiklų, reiškia daug užsiėmimų. Žmonės ruošiasi tam, dekoruoja namus, perkasi kostiumus, siuvasi, paišosi ant veidų ir turi šventes, jie švenčia, jie vaišinasi, jie puotauja ir netgi burtininkauja. Tai yra kitas tai išdaigos, nekenksminga prasme, ne kažkokia blogi. Pokštai kokie, kostiumai, kaukės, vakarėliai, žaidimai ir būrimai. Taip pat yra simbolis šito
davė visko, ko reikia, kad mes maitintume. Tas gražias daržoves išreikė. Ir žmonės iš tikrųjų šventė kaip padėkos dieną turėtų švęsti, kaip derliaus šventė, padėkoti Dievui už viską, ką jie paėmė iš laukų. Mes dėkojame už ūkininkus, kurie triūsia ir dirba, kad mes galėtume nusipirkti tą maistą ir atnešti šeimą ant stalo pagaminus. Amen. Ir mes dėkojam ir laiminam juos. Ir ta šventė susimaišė. Ir aš toliau kalbu, kad ta moliūgų drožyba iš tikrųjų nuspjaustymas Helovino tradicija patapo ir tai yra kilę iš Romos katalikų. Iš pradžių, prieš lapkričio 1, išvakarės buvo laikoma šventųjų diena. Bet irgi netgi dėl to, kad laikoma, tai yra ne pagal Dievo žodį. Okay. Girdisi dabar. Ar girdisi? Laikysiu mikrofoną šitaip. Parašykit, prašau. Jo, girdisi. Vadinasi, dabar taip turėsiu būti. Įsigysim naują. Dievas palaimins, tikiu. Taigi, nežinau, kur nutrūko kokiu momentu, bet moliūgų drožyba, tas drožinėjimai tų moliūgų, tų demoniškų veidų, šitą patapo tradicija Helovino ir mes matom tai. Ir tą daržovę išniekino praktiškai, bet aš ne apie tai. Ir šita drožyba atėjo iš Romos katalikų šaknų, iš tenais kažkur iš gilumos. Kodėl aš tai kalbu? Kad truputėlį mums žinoti, kas už to slypi. Ir iš pradžių, amžiais atgal, lapkričio 1, netgi prieš lapkričio 1, mes skaitom spalio 31, iš tos išvakarės buvo laikomas šventųjų diena. Bet aš irgi noriu tai paminėti, kad tai ne pagal Dievo žodį ir ne pagal Dievo žodį. Tai yra žmonės sugalvoja tokias tradicijas ir visokias praktikas. Bet ilgainiui pasaulietinės ir tos šventosios dienos susiliejo. Ir Didžiojoje Britanijoje Helovinas ypač yra švenčiamas. Ir mes gyvenam šitoj šalyje. Mes gyvenam šiauriniai Airijoje. Bet Didžioji Britanija, mes žinom tą pati Angliją, amen. Jinai yra. Ir aš iš tikrųjų galvojau, kad tai atėjo iš Amerikos, bet pasirodo, kad tai iš čia, būtent per tą šventę, kuri įvyko, tas festivalis tarp senovės Didžiosios Britanijos ir Airių tų keltų. Tas įvyko festivalis ir tiesiog įnešė būtent tą paprotį, kuris ilgainiui netrodė galbūt tada toksai piktybinis, bet ilgainiui tiesiog susimaišė. Ir netgi Amerikoje buvo uždraustas jisai ta šventė. Tas šventimas Helovino. Nes buvo šventės tokios švenčiamos kaip derliaus šventė, bet po truputį buvo įtraukta ir Helovino elementų. Ir 19 amžiuje imigravusių į Ameriką Airijos piliečių. Tame yra prasmė, kodėl aš paminėjau apie papročius. Emigravusi į Ameriką, kada migravo daug žmonių, į tame tarpe airių, jie įnešė į Ameriką šitą tradiciją, tą paprotį. Ir tenais Amerikoje dabar Helovinas yra labai švenčiamas, ypač tarp vaikų. Tai yra šventė, kuri tenais yra. Ir jinai yra gana populiari. Ir matot, kas vyksta. Kodėl Jėzus perspėjo, kad blogos draugijos gadina gerus papročius. Mėlyje, visame kame yra esmė. Jėzus kalbėjo išmintį. Kada mes, Dievo žmonės,
Susitapatinam su pasaulyje gyvenančiais žmonėmis, susidraugaujam labai stipriai. Mums reikia su jais bendrauti. Dievo žodis nekalba, kad su jais izoliuokit save. Tai ne pagal Dievo žodį, nes mes skelbiam jiems išgelbėjimo žinią, mes nešam šviesą, mes rodam Kristaus meilę, mes bendraujam su jais, bet nesusibendraukit, sako. Atsiskirkit, jeigu matot, kad tas žmogus tiesiog neklauso jūsų, neklauso tos evangelijos, nenori priimti Jėzaus. Jis tik sieja į tave neigiamą, priešišką. Ir iš tikrųjų, jūs turite atsitraukti, tada turite drąsos ir atsitraukti, melstis už juos, nesmerkti jų, nekeikti jų, nekaltinti jų, bet melstis už juos. Amen. Ir tai yra labai svarbu. Ir prieisiu prie to, kad jie, tie žmonės, kadaise tikėjo, kad lapkričio 1 diena pagal šiuolaikinius kalendorius, nuo lapkričio reiškia tos 1 prasideda nauji metai. Nes tada buvo tai laikoma žiemos laikotarpiu. Ir visas bandas, gyvulius, reiškia, suvarydavo į tvartus. Ir reiškia, tikėdavo, kad atsinaujina žemės valdos tuo momentu. Ir buvo tikima, kad per tą Samnaino, oi, kokie pavadinimai, mėlyje, Samhaino, atsiprašau, net sunku perskaityti. Šventė, mirusiųjų sielos grįžtų aplankyti savo namus. Wow! O šitoj vietoje yra esmė. O tie, kurie mirė per metų bėgį, keliauja į anapusinį pasaulį. Reiškia, šitos šventės tikslas ir fokusas, ir supratimas, ir suvokimas, tikėjimas buvo toks, kad šitos šventės metu tie mirusieji žmonės, mirusieji kadaise, anksčiau ar vėliau, jie sugrįžta į savo namus, tos dvasios, sielos sugrįžta į namus. O tie, kurie mirė per pastarąjį metus, jie tiesiog keliauja į tą amžiną kelionę, į pomirtinį gyvenimą, į pomirtinę kelionę. Tai visiškai priešinga Dievo žodžiui. Mes žinom, kad mirė žmogus mirė, jeigu jis su Dievu, jeigu ne Dievo, tai mes žinom, kuris išeina į amžinas kančias. Tai yra antroji mirtis. Ne tik, kad viena mirtis, mes nemirsim dviem mirtim, mėlyje. Pas mus net mirties nėra. Parašyta, nes Jėzus nugalėjo mirti. Aleliuja. Mes užmigsime Jėzuje Kristuje ir būsim prikelti naujame. Dvasioje, žinoma, toj pačioj dvasioje, kuri yra mumise jau dabar atgimusi iš aukšto. Ačiū Jėzui už tai, kad vardant jo sugrąžino Dievas tą pilnatvę ir bendrystę su juom, kuri buvo pavogta per melagį, žaltį, velnę. Prisimenat pradžios knygoje? Ačiū Dievui, kad Dievas sugrąžino tai. Ir mes nebemirsim. Ir jūs niekada nekalbėkit, kad aš mirsiu, arba ten mirė brolis, sesė Kristuje. Nemirštam, o užmiegam. Tai yra pagal Bibliją. Nebemirė, o užmigo. Ir netgi, kad aš dalinuosi dalinuosi iš žmonių Dievo, kurie garsus evangelistai arba mokytojai, kurie tikrai paliko žymę, paliko mokymą teisingą ir kuris padeda iki šiandien žmonėms, tokiems kaip jūs ir aš niekada nesakau, kurie jau jie yra išėję pas Dievą, aš niekada nesakau, jau jie yra mirę. Norisi taip kūniškai pasakyti mirę, bet iš karto toks stopis, sakau, užmigo. Jie užmygė, jie nemirė. Nes sako, jie užmigo ir bus prikelti paskutinėje dieną. Tai Dievo žodis kalba. Bet tie, kurie gyvena be Dievo, kurie net gimė iš aukšto, jie miršta ir miršta dviem mirtim. Pirma mirtis fizinė, antra mirtis dar kartą miršta ir jis nueina į amžinas kančias. Tai yra baisu. Tai yra baisu. Bet šiandien ne apie tai. Ir reiškia, tie galvojo, jie tikėjo, kad tos sielos grįžta namo. Ir žmonės tuo metu, netgi dabar,
kuria laužus. Ką tie laužai simbolizuoja? O tie laužai simbolizuoja, kad reiškės išbaidytų, atitrauktų piktasias dvasias. Reiškia, jie tiki, kad numirusiųjų sielos grįžta ir tuo pačiu degina laužą, kad atitrauktų piktasias dvasias. Ir netgi kai kurie dėdavo skaukės ant veidų ir apsirengdavo kažkokiais tai rūbais, atitinkamais, aišku, ne normaliais, bet kažkokiais rūbais, skarmalais kokiais, aš nežinau, kad jie tikėjo, kad tos dvasios, kada grįž, kad jos nepažintų jų. Jeigu logiškai pagalvojus, tai yra tiesiog, mes žinom, kad demonų nebaido jokie laužai. Jūs galite sukurti visą stadioną laužo, visą steitą, visą miestą. Ir demonų nebaido joks laužas, jis nesudegs tame lauže, nes jie yra dvasios. Dievo žodis kalba, kad jos keliauja be vandenėse vietose, kur rasti apsistoti, reiškia rasti poilsį. Dvasio tai kalba, kad joms reikia kūno. Ar tai būtų žmogus, jeigu jau žmogų nesueina, įeina į gyvulį. Mes žinom, būna pasiutligė, susirga gyvūnai ir galvojom, kad ten liga, o iš tikrųjų ten demonas. Ir demonai arba demonas. Ir sako, jos ieško kūno, kur apsigyventi. Tai yra tikslas dvasių. Ir jų negazdina jokie gaisrai. Ir tuo labiau, jeigu mes apsimaskuosim kokiais tai iškreiptais vaizdais, demoniškais, tuo labiau mes jų neišgazdinsim ir jos tikrai atpažįsta savo savas ir žino, kad tenais ir žmogelis, kuris neturi Jėzaus ir aš įeisiu į jį bematant, kaip 1, 2, 3. O ypač tie, kurie švenčia tokias šventes, iš viso atviros durys. Todėl, mėlieji, Jėzus aiškiai kalbėjo, kas vyksta ir kodėl mes, būnantis jo vaikai, Dievo tarnai, Dievo kariai, mes, kurie turim pilną šviesos, mumise šviesa, mes turim druskos, mūsų žodžiai pilni sūrumą, turinti sūrumą. Amen. Jėzus aiškiai sakė, aš jums liepiu, duodu įsakymą, kalbėti žodį jiems, skelbti Evangeliją. Ir jis tai davė ir sako, jūs eikit, skelbkit gerąją žinią, gydykit mano rankomis ligonius, jeigu tokie atsirastų, kuriems skelbsit gerąją žinią, išvarinėkit demonus, prikelkit mirusius, jeigu tokius aptiksit, apvalykit raupsuotosius, jeigu tokia problema bus, sutiksit tokį žmogų, dovanai gavot, dovanai duokit, bet jis dar vieną dalyką pasakė, kad neteiskit, nesmerkit, nekeikit ir neatsikirskit to pačiu. Amen. Tai svarbu. Ir aš pastebėjau, kad tarp krikščionių ypač, prašau neįsižeiskit, nes aš irgi mokinuosi, ne veltui Dievas ir davė šitą žodį, nes man irgi tai buvo šiandien netgi išbandymas jau darbe. Pajutau, kaip mano siela nenori paklūsti dvasiai. Ir aš paliudysiu neužilgo. Būtent tarp krikščionių ir iš krikščionių pastebėjau didžiausią kritiką ir nuteisimą žmonių. Ar tai būtų tarp krikščionių tarpe, ar tai būtų pasauliečių žmonių. Krikščioniai labiausiai komentaruose parodo savo stovį, kaip jų pozicija, mėlieji. Aš nesu už Helovino šventimą ir už šitą šventę. Aš tikrai nesiruošiu jo švęsti ir aš tikiu jūs taip pat. Bet mes nesam pašaukti teisto žmonės, kurie ją švenčia. Mes nesam pašaukti juos keikti, prakeikti ar juos kritikuoti. Mes esam pašaukti juos laiminti, vienas dalykas, melstis už juos ir kalbėti gerąją žinią. Kam? Todėl, kad Dievo žodis kalba, kad jų akys nemato ir ausis negirdi. Jiems reikia išvysti ir išgirsti. Kaip? Lygiai taip pat kaip tu ir aš mes buvom kurti ir neregiai. Mes matėm rodus ir girdėjom rodus, bet mes nematėm tų dalykų ir visi, didžioji dalis, buvom tame
tarpe. Mes toj pačioj valty, tose vačiose vandenyse buvom kadaise. Ir aš pastebėjau, kaip lengva mums dabar, kurie jau tokie ūgteliai dvasiškai, kritikuoti tuos, kurie yra tokie, netikintis, daro tokius dalykus, ten drožia tus moliūgus, apsirengia vaikus visokiom nesąmonėm ir galvojam, kokie jie tokie yra, kaip jie nesupranta. Žinoma, kad jie nesupranta. Jie ir nesupras tol, kol Dievas neapšvies jų širdis ir netvers jų akis ir ausis. Tol, kol Dievas neapšvies jų širdis ir netvers jų akis ir ausis, tol jie ir nesupras. Mes buvom kadaise ten pat. Galbūt jūs nešventėt. Galbūt jūs sakot, aš nešvenčiu. Aš tokių bjaurasčių niekada nedariau. Bet darai kitką. Bet buvai kitose dalykuose. Ir nuodėmė yra lygų nuodėmėjai. Nėra nuodėmės didelės ar mažos. Dievo žodis kalba, kad yra nuodėmė iki mirčiai. O kitos nuodėmės yra vienodos. Tai kad, mėlyje, mums reikia išmokti kalbėti šviesą netgi tose momentuose, kada tirščiausia tamsa. Ir aš gavau tą žodį. Aš prisimenu ne per seniausiai, vairuodama automobilį grįžtant namo, aš pamačiau, kad mūsų vaikų draugas užsiklijavę namus jau tas dekoracijas. Ten nieko tokio, tiesiog užrašai. Ir širdį iš karto pagalvojau, toks nuteisimas. Švenčia irgi tas nesąmonės. Ir iš karto man dvasioj, tu negali teisti jo, nes jis nepažino dar Jėzaus. Todėl jis gyvena pasaulyje, toj tamsoje ir daro viso, kas yra tamsos darbai. Jis nemato, jis negirdi, jis nesupranta ir jam reikia Jėzaus. Ir man taip iš karto negeras, Dieve atleisk man. Ir šiandien lygiai išbandymas dar, aš vakar gavau šitą žodį. Ir aš tikiu tai iš Dievo. Ir man išėjo toks momentas, kad mes krikščionys, tokie kritikai, teisėjai, mes nuteisėm juos visus, užsidarom namuose, tie vaikai barškina į duris, mes neleidžiam, nes mes tikim į Jėzų, mes neparodom meilės, o parodom tokį priešiškumą jiems. Taip, mums nereikia susitapatinti, Dievo žodis kalba, nesutapkit su pasauliu, ką turi tamsa, reiškia bendro su šviesa, bet jis sako, neškit žodį išgelbėjantį į pasaulį. Švieskit, kad šviesa apšviestų jų tamsius darbus ir jie praregėtų. Tai Jėzus, kuris kalbėjo, nes, dar paminėsiu, Mato skyrius, 13 ir 15, 13 skyrius 15 eilutė rašo. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdė ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pagydymas yra visokiojopas, tai yra išgelbėjimas irgi, ir emocinis išgydymas, ir sielos išgydymas, ir kūno išgydymas, visame kame išgydymas. Tai nekalbama tik kažkokios tai ligos išgydymas. Aiškiai Jėzus kalba, kad žmonės yra akli, ne fiziškai, dvasiškai ir dvasiškai kurti. Ir jų širdis yra aptukusios nuo fizinių dalykų. Nuo fizinių visokių dalykų, geismų, troškimų, norų, viskas, kas vyksta. Todėl tas, kas nedvasinis, Dievo dvasios, ta prasme, kas neturi Dievo dvasios, tas turi pasaulio dvasią. O kas turi pasaulio dvasią, tas ir tarnauja tai dvasiai, paklūsta šito pasaulio kunigaikščiui. Todėl žmonėms atrodo tai norma, pasikabinti kaukolės namuose, tą moliūgą įsidrošti su tokiu bjauriu veidu, aprengt vaikus raganom, burtininkais, skeletais, ten dar išpaišyti veidus tokiais kaip numirėliai, kad vaikščiotų, patys išsipaišyti belia kaip, apsidekoruoti visus namus visokiais bjauriais vaizdais ir veidais. Jiems tai atrodo normalu. Ir aš prisimenu, kad mes važiavom su šeima į Airiją, lygiai prieš metus pas mano draugę, kuri dar neįtikėjo, bet tiesiog po truputėlį, tas sėklytė po truputėlį ir kiekvienam yra skirtingai. Vienas įtikė iš karto, kitas nepatikė iš karto. Ir su kitais reikia laiko, jau jūs pastebėjote tikriausiai, rodyti tiesiog meilę, kalbėti po truputį. Ir
Nes Dievas pažįsta juos, jis žino, kokį prieimą reikia. Kartais mes ėjom, kitas palaisto. Bet Dievas užaugina, amen. Todėl ačiū Dievui, svarbiausiai melstis už tų žmonės, kad jie išgelbėti būtų ir priimtų Dievo dovaną malonę, išgelbėjimą, amen. Ir aš prisimenu, mes nuvykstam. Ir jinai geras žmogus. Jie nei kokie alkoholikai, nei jie rūko, nei jie kažką blogo daro, nei jie vagia, tiesiog gyvena gyvenimą. Ir mes išlipam privažiavom teisingiau prie tų namų ir aš žiūriu, ten skeletas, vėjas pučia, jis ten barška. Paskui ten lemputės, ten tokie, žinai, įsijunginėja, kad tokie garsai, kurie gazdintų tokie. Įeini į namus, ten kaukulių girliandos. Pirmas žvilgsnis ir pirma nuostata buvo, aš neįsiu šitos namus. Bet aš įėjau, žinoma, aš pasakiau, kas čia, o jinai man atsako, tai čia nieko blogo, mes netikime tas kaukulės. Čia tiesiog šventė vaikams, kad saldainių pasirinkti. Ir matot, kame esmė. Žmogus negimęs iš dvasios, jis nemato gilumos. Jis nemato to dvasinių dalykų. Jam reikia gimti iš aukšto, kad jis išvysto akimis, suprastų širdimi ir išgirstų ausimis, kas jam kalbama. Kol tai neįvyks, mėlyje, mes nesam pašaukti juos teisti. Mes nesam pasiųsti teisti. Dievas nekalbėjo savo žodėje, kad eikit ir teiskit visus tokius. Ne, jis sako, jis teisėjas. O jūs laiminkit ir melskitės už juos. Ir kalbėkit gerą žinią tokiems, kad jie atsiverstų. Amen. Todėl būtent netgi šitos šventės momentais, mėlyjei, mano vyras šiandien pasidalino, kad ragana buvusi dalinosi, aš negirdėjau, bet jis girdėjo, kad būtent prieš šitą šventę raganos miega savaitę, kad gerai išsimiegotų ir būtent šitos Helovino naktį, kad jos turėtų jėgų burtininkauti ir prakeikinėti. Mėlyjei, šitoj vietoj, man tai yra tokia žinia, kad mes neturim miegoti, ne ta prasme fiziškai, bet nebūtų užmigę. Mums nereikia keikti žmonių, melstis už juos. Pradėkit jau nuo šį vakar melstis už visus jūsų kaimynus ir pažįstamus tie, kur neįtikėję ir iš tikrųjų švenčia visokias tas šventes. Antra, budėti, kad nes raganos būtent turi fokusą į tikinčiuosius. Ir jos prakeikinėja tikinčiuosius ir būtent jų šeimas. Tie, kurie yra drungni ir užmygę, gali paliesti tie burtai. Mums reikia budėti. Kada Jėzus sako, budėkit, nereikia panikuoti, nereikia bijoti. Kas turi dvasios dovaną, melskitės kalbom. Melskitės kalbom. Melskitės ir skelbkite išgelbėjimą kaimynam. Skelbkite šviesą į jų gyvenimus, šviesą į jų namus, šviesą į širdis. Ir vieną dalyką, mėlyjei. Man Dievas davė tokį žodį ir aš noriu pasidalinti. Kada ta šventė vyksta, kaip ir kalbėjau, dažniausiai krikščionis užsidaro namuose, kad niekas jų nebarškintų, niekas neitų, nesgi vaikai laksto, tų saldainių prašo. Bent jau pas mus, aš nežinau kaip Lietuvoje, kiek išsivyščius, kiek jau paplitus. Bet. Ir man atėjo žodis, kad šiais metais įleisk tuos vaikus ir, nenustebkit, atleiskit pabaigti į pabaigą, ir kalbėti gyvenimo žodį jiems. Dažniausiai vaikai eina su tėvais. Nesmerkti jų, nekritikuoti jų, nekeikti jų, bet kalbėti Jėzų Kristų, kalbėti šviesą ir kaip Dievas juos nuostabiai myli, kokie yra nuostabus kūriniai. Tai atsivertimas Dievo žmonės. Mes nesugriausim Dievo darbų tik sėdėdami užsidarę namuose. Mes juos griaunam tuomet, kada kalbam tiesą žmogui, kada kalbam ne tą tiesą, kad jas pažeminti, pasmerkti, bet tiesą, kuri eina iš Dievo lūpų, kad aš myliu tave, aš sukūriau tave geresniems, nuostabiems darbams,
aš noriu bendravimo su tavim, aš taip pamilau tave, kad atidaviau viengimį sūnų savo, tą avinėlį šventą, kad su kiekvienas kraujo lašas atpirko tave. Tu esi nuostabus kūrinys, tu esi mano nuostabus kūrinys. Ir aš laiminu tave Jėzaus vardu ir duodu tų saldainių kaip palaiminimą, neškis namo ir gyven gyvenimą apšiai iš Dievo tėvo. Tiesiog kaip kam duoda į lūpas. Ir man toks atverimas ir sakau, šiais metais bus kitaip. Ir aš tikiu, kad tai nebereikalo, nes Dievo žodis kalba, kad jis pamilo viso pasaulį. Dievo žodis kalba, kad jis atidavė Jėzų už viso pasaulio žmonės, ne tik už keletą krikščionių. Ir mes nežinom, kad tas, kuris šiandien švenčia tą bjaurę šventę, ne šiandien ruošiasi jai. Galbūt rytoj jisai priims išgelbėjimą ir džiaugsis atradęs tą gyvenimą Jėzuje Kristuje. Todėl, mėlyjeji, mes esam pašaukti šviesti, mes esam pašaukti kalbėti iš gyvenimo žodžius, o ne pasmerkimą. Nes mes patys buvom tam toj valti, mes kažkadaise buvom lygiai tokie pat. Ir parašyta aiškiai Dievo žodyje, kad Efeziečių skyrius 2 nuo 1 eilutės. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklūsdami kunigaikščiai viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia, jau nebe mumyse, nebe mumyse, bet neklusnumo vaikuose. Neklusnumo vaikai visi yra tie, ir mes kadaise tokie buvom, kurie nepriėmėm išgelbėjimo, maištaujam prieš Dievą, nepriėmėm jo, tikim galbūt, kad Dievas yra, bet norim patys būti dievais. Jie vadinasi neklusnumo vaikai. Tarp jų kadaise ir mes, ir jūs, ir tu broli sesė, ir tu broli, ir tu sesė, ir aš buvom kadaise. Nebent iš čia žiūrinčių yra jau gimusių krikščioniškoje šeimoje, užaugintų pagal Bibliją, pakrikštytų anksti ir įtikėjusi, kurie iš tikrųjų nesusiteršė šito pasaulio. Bet aš turbūt, mano nuostabai, ar atsiras iš tų žiūrinčių bent vienas toks. Turiu tikrai drąsos pasakyti, kad buvom visi kadaise tokie. Visi buvom, darėm vienokius ar kitokius dalykus. Kas bare gėrė, prisigėrė, kas paleistuvavo, kas šumą kėlė, kas vogė, kas ten melavo, apgaudinėjo. Galbūt Helovino nešventė, bet kitus dalykus išdarinėjo, kurie visiškai irgi nedieviški ir ne visai gražus. Amen. Todėl, sako, ir jūs kadaise, tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Iš kokios prigimties? Adomo prigimties, senos prigimties, kurie atėjo per Adomą, per nuodėmę. Mes buvom parašyta, buvome, bet ačiū Dievui jau nebesame tokiai. Mes esam dabar, turim naują prigimtį. Ir ta nauja prigimtis yra Jėzus Kristus, gyvenimas Jėzuje Kristuje. Nauja sėkla mumise, Dievo sėkla. Amen. Ačiū Dievui. Parašyk komentaruose, aš turiu naują prigimtį. Prigimtį iš Dievo. Dievišką prigimtį. O apie pasaulį ir rašo Galatų skyrius 5. Čia teisingiau apaštalas kalbėjo nuo 19 eilutės. Kūno darbai yra aiškus. Tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, paviduliavimai, piktumai, vaidai, visokie pykčiai, ginčai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Ir būtent tie panašus dalykai įeina ir papročiai visokių švenčių šventimai, kurie visiškai ne Dievo ir ne iš Dievo, nes Dievas nedavė tų švenčių švęsti tokių. Ir tie panašus dalykai, aš tikiu, įeina į būtent tos panašius paminėtus dalykus, nes jau čia apaštalas daugiau nebevardino, kiek jų daug. Todėl, sako jis, įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs.
Vadinasi, jis jau įspėjo anksčiau, kad, kaip jau esu įspėjus, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Čia jisai kalbėjo netikintiems, bet kalbėjo ir tikintiems. Tiems žmonėms, kurie įtikėjo ir, sakykime, nuklydo. Jie priėmė Jėzų, jie truputėlį gal kažką ieškojo Jėzaus, bet neužmėsgė tvirtos santykio. To pagrindo taip ir nepasistatė. Ir jis tiesiog nuklydo palei savo geismus, kurie iš pasaulio. Nes Dievas nepatraukė geismų tų visokių. Dievas nepatraukė jų. Jisai kalba, kad atnaujinkite mąstymą Dievo žodžiu, reiškia protą. Ką tai reiškia? Kad Dievas davė dvasios, bet jis netėmė sielos. Jis netėmė jos. Viskas yra mums reikalinga. Kūnas, siela ir dvasia. Bet jis sako, atnaujinkite protą ir pakluskite dvasiai, ne savo geismams. Vadinasi, geismai, jie yra iš prigimties nuodėmę nešantis. Bet sako, jeigu jūs paklusit dvasiai, jūs gyvensit. Bet jeigu kūnui mirsit. Reiškia, ir čia apaštalas aiškiai kalba ir tikintiems irgi, kad jeigu jūs taip darot, jūs nebeįeinat į dangaus karalystę. Čia nekalbama, kad jūs prarandat išgelbėjimą. Čia kalbama, kad jūs neįžengėt į tą palaimintą gyvenimą. Gyvenimą apstų, kurį Dievas pažadėjo. Gyvenimą pilną ramybės, džiaugsmo, sutarimo, vienybės, meilės, romumo, susivaldymo, klestėjimo, pilnatvės. Tokio gyvenimo, žinot, sotaus, ne fiziškai, bet visapusiškai. Kada tau tikrai nieko netrūksta. Jis kalba apie tai, kad šitie dalykai, jeigu taip darot, jūs neįeisit, jūs tiesiog neįžengsit. Nes neįmanoma įžengti taip darantiems į Dievo karalystę. O kas yra Dievo karalystė? Prisimenat, Jėzus kalbėjo. Jeigu vyksta stebuklai, jeigu jūs jau išgydymai, jeigu demonai išeina, tai reiškia, tas ta laisvė žmogui, sako, prisiartino Dievo karalystė. Jinai jau čia, jinai tarp jūsų. Jis kalbėjo tiems, kad jeigu išgydymas, ramybė, nes Dievo karalystė, sako, kaip danguje, taip ir žemėje. Tokią karalystę mes įžengėm jau šitoj žemėj. Mėlyjei, mes jau šitoj žemėj galim įžengti į tą karalystę, apie kurią Dievas kalba, kur nėra skausmo, kur nėra kančių, kur nėra lygų, kur yra ramybė, džiaugsmas. Mes galim būti sveiki, drąsiai. Mes galim turėti pilnavertį gyvenimą drąsiai. Mes galim vaikščioti jo galybėje, šventume, jo jėgoje drąsiai. Džiaugsmai ir ramybėje netgi tada, kada suspaudimai, vidinį džiaugsmą ir ramybę jausti drąsiai. Tai yra pažadas Dievo. Bet, sako, ne visi įžengia. Jeigu tie daro va šitaip, kaip paminėjau, Galatų 5 skyrius 19 eilutė, nuo 19 pasirašykit ir pasiskaitykit savo namuose ir įsigilinkit į šitą vietą, kad šitus dalykus ir ištirkit save, ar darot iš kai kurių šitų paminėtų, galbūt dar kažkas pas jumis yra dar kokia raškštis, dar kažką darot šituose dalykuose. Kažkas tai. Sako, neįeisit į juos, nes dangaus karalystė yra ramybė ir džiaugsmas šventoji dvasia. Šventoji dvasia yra aplamai, dangaus karalystė yra ramybė ir džiaugsmas. Todėl, mėlyjeji, aiškiai apaštalas kalba apie netikinčius, bet ir apie tikinčius. Kad mes buvom tokie kadaise, mes buvom toj valti. Ir kada mes jau išgelbėti, kada mes jau žinom, jau gyvenimą kažkaip jau suprantam, jau taip galvojam, kad suprantam, jau galvojam. Aš irgi galvojau. Kada Dievas mane prabilo, kad taip negerai kalbėti. Jie nepažįsta Jėzaus, todėl gyvena tais papročiais. Ir tarnauja tai dvasiai, sklandančiai ore. Ir jiems reikia šviesos, apšviesti, kalbėti meilę, kalbėti gyvenimą, kad jie pažintų Jėzų, kad jie priimtų jį ir pažintų jį. Ir tada jie atsivers. Ir tada jie nebešves. Neteiti ir nekritikuoti, kokie jūs čia kvailiai, ką jūs čia darot, kažkokias nesąmonės. Ir šiandien man prieina menedžerė. Prie mano kolegas parodėt savo dukrų nuotraukas. Ir jinai rodos tai kolegijai, o aš darbuojusi. Ir man iš tikrųjų jokio intereso, tiesą pasakius.
Jinai rodo jai ir atsuka nuotrauką man parodo. Na, žiūriu, mergaitė aprengta kažkokiais tai rūbais, margais. Labai neįsižiūrėjau ir jinai taip džiaugiasi, kas sako, jinai kaip hipiškai apsirengus. Nes šiandien paskutinė mokslo diena ir dauguma vaikų eina apsirengę. Jeigu tai atitinkamuose miestuose, jeigu religinės miestai, tai vaikai eina apsirengę šitais helovininiais rūbais aprangom, kokiam nori. Jeigu kitose, tada šitų istorijų charakteriais. Nu, pavyzdžiui, jeigu būtų raudonkepuraitė ir vilkas, rengtųsi raudonkepuraitė, ten vilku, bet tokių aš nemačiau. Šiais laikais tokių nebėra. Dabar kitokie tie charakteriai. Nu, bet esmė ne tame, kad vaikams yra duota pasirinkti, kad jūs galite taip rengtis. Ir žinoma, tėvai, kad neatsilikti vienas nuo kitų, ir jie rengia tos vaikus, perka tos kostiumus. Kažkas tai siūva, bet dažniausiai perka, nes jų pilna pirkti, leidžia pinigus ir rengia tos vaikus visokiais tais atvaizdais visokiais. Ir jinai parodo mažosios nuotrauką, mažosios mergaitės, kur irgi lanko jau mokyklą. Ir jinai aprengta tokia raganaitė. Nu, tie rūbai, juoda suknytė, su mėlynais, kažkokia skrybelė, taip kaip šitie burtininkai raganaitė. Nu, visiškai atrodo nekaltai. Ir man pirmas žvilgsnis iš karto. Ir viduj toksai nuteisimas. Aš kalbu kaip yra. Ir galvoju, nu va, aprengė taip ir džiaugiasi čia tais vaikais iš tikrųjų. Bet viduj kova manyje. Aš nusišypsojau ir nieko nesakiau. Jokio absoliučiai žodžio. Nei prieš, nei už, nieko. Tik nusišypsojau ir viskas. Ir viskas. Aš supratau, kad aš šitoj vietoj negaliu nieko kalbėti. Negaliu aš teisti jos. Nes jinai girdi apie Jėzų, aš jai kalbu, bet jinai jo dar nepriėmė. Ir kol nepriėma žmogus dvasios, Jėzaus, tol neatgimsta iš dvasios. Tol jisai mato akimis pasaulio. Tol jisai girdi akimis pasaulio. Tol jo širdis yra pilna pasaulio rūpesčių, dalykų, geismų. Nes kad matyti dvasinėmis akimis tą gilumą, tą esmę, tą tūrį, žmogui reikia gimti iš dvasios. Jis negali matyti dvasinėmis, neturėdamas dvasios. Paprasta. Ir šitoj vietoj man buvo aiškus išbandymas, nes vakar žodį gavau ir šiandien buvau išbandyta. Ir žinot, iš tikrųjų nelengva, nes lengviau yra sukritikuoti, lengviau yra nuteisti, negu kalbėti gyvenimo žodį. Ir mėlyje aš kalbu atvirai. Tai nėra, kad aš kažkom galiu pasigirti. Aš trokštu, kad žmonės išsigelbėtų. Ir Dievas tyria mūsų širdis. Ir aš tikiu, kad Dievas davė ir šitą žodį mus pastiprinti, kad mes neteistumėm jų, kad patys nebūtumėm nuteisti, bet rodytumėm šviesą, tą meilę Jėzaus, kad žmonės žiūrėdami į mus matytų Jėzų. Aš trokštu šito visų labiausiai. Aš trokštu pažinti jį labiau ir susitapatinti su juom. Aš trokštu būti tą meilę dalinti, kaip jis kada dalino. Jis nenuteisė ne vieno. Ar jam buvo sunku? Labai sunku. Jėzui turėjo būti be galo sunku šitam pasaulyje, būti tarp netikinčiųjų. Kalbėti tokius nuostabus dalykus, gydyti ligonius, daryti ženklus ir stebuklus ir visgi išgirsti jų kritiką. Jie kritikavo jį, bet Jėzus jų nekritikavo. Jie nuteisė Jėzų, mirčiai netgi, o Jėzus jų nenuteisė. Jis dar pasakė, pasigailėk jų Viešpatie, paskutinę akimirką. Tiems žudikams, kurie prikalė jį prie kryžiaus, sako, pasigailėk jų, nes jie nežino, ką daro. Tai yra esmė, jie nežino, ką daro. Jie ir negalėjo žinot, kol negimė iš dvasios. Ką kalba, ką mums reikia daryti šitoj vietoj? 1 Timotiejų skyrius nuo 1 Timotiejų 2 skyrius nuo 1 eilutės. Taigi, visų pirma, prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus
už visus žmonės. Pasakyk, melstis už visus žmonės. Už visus. Taip teisingai, už visus. Ir čia reikia atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus. Reiškia, prašyti Dievo už to žmonės kažkokiu dalyku. Mes prašom išgelbėjimo jiems. Prašom atverk Dieve jiems širdį. Suminkštink jiems širdį. Kalbėk jiems Viešpatie. Atverk jų akis. Atverk jų ausis ir širdį išgirsti, pamatyti ir suprasti. Mes meldžiamės už juos. Meldžiamės valios Dievo. Mes meldžiamės kalbomis dvasinėmis. Mes užtariam juos. Užtariam prieš Dievą, kad jis jų pasigailėtų, kaip ir mūsų pasigailėjo. Ir dėkojam už visus žmonės, dėkojam už juos, netgi už tuos, per kuriuos ateina mūsų išbandymai ir visokie dalykai. Nes niekas nevyksta be reikalo, mėlyjei. Yra, prisimenat, Dievo žodis kalba. Jis nekalba, kad aš apsaugosiu jūs nuo visokių negandų, bet jis kalba, kad tikinčiam viskas išeis į gerą, būtent jo valia pašauktam. Dievo žodis kalba, kad ir su kom susidursi, aš nepaliksiu tavęs, aš su tavim, bet ir prie to viskas išeis į gerą. Netgi pati baisiausia situacija, kokia atrodo susidūri dabar, arba susidūrsi, arba susidūrei, tu matai, kad Dievas išvedė jau į gerą. Niekada nėra, kad su Dievu išeisi į blogą, nes jis vaikšto su mumis ir jis išveda į gerą mus visada. Amen. Todėl mums reikia dėkoti už visus žmonės ir melstis už juos. Ir netgi už karalius melstis parašyta, bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventumėm visokiojopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Čia yra užduotis tikintiesiems, kad nekeikite, prakeikinėkite valdžias, kokie visi jie neprotingi, kaip kankina liaudį, kokie jie negeri, kritikuojam kaimynus, kokie tenais apsikarklioja visokiom pabaisom, kaip jie nesupranta, kokias nesąmonės, kaip jie gali taip gyventi, o ten geria, kaip jie gali taip gyventi. Mes netam pašaukti, mėlyjei. Mes pašaukti laimint juos, melstis už juos, o laimint valdžias kaip stipriai, kaip laimint prezidentus, karalius, kaip juos laimint, melstis už juos ir vėl melstis ir vėl laimint, ir kad joks prakeikimas neišeitų iš mūsų burnų, užsitraukti, įsisiūti užtrauktuką į burnas, jeigu jau noris, kad toks išeitų. Nes prakeikimai negerai, mėlyjei. Tai nuteisimai irgi negerai, nes galim patys paskui tą teismą pakęsti ant savo sprandų, nes parašyta, kokiu teismu teisite, tokiu patys būsit nuteisti. Jūs galvojat, kad šitaip šiaip savo parašyta. Ir kokiu saiku seikėsite, tiek ir jums bus atseikėta. Dosniai duosit, dosniai gausit. O tas seikimas, saikas ir yra. Kiek jūs ten šitus laiminsit, ar kiek jūs keiksit, ir kiek patys atseikėsit. Suprantat? Todėl šitoje vietoje išmintis. Nesako, kad galėtumėm ramiai gyventi. Ramų gyvenimą. Nori ramaus gyvenimo. Melskis už visus nusidėjėlius. Už valdžias, už kaimynus, už visus. Visus. Netgi tą, kuris ten nesąmonės padarė tavo atžvilgiu. Melskis už jį ir laimink. Nesako, kad gerą gyvenimą dievota visokiojopai. Tai yra visokiojopai, ne šiaip savo, bet visokiojopai, visom prasmėm dievota gyvenimą, kad galėtum ir kilnų gyvenimą gyventi. Nes tai yra gera ir priimtina akise Dievo, nes Dievui tai patinka. Dievas yra meilė ir Dievas nori, kad ta meilė skristų iš mūsų lūpų. Ne vaidmainiška, bet meilė dieviška. Mūsų gelbėtojų, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Matot, kame esmė? Visų pirmiausiai maldos, užtarimai, prašymai, laiminimai, už valdžias, už žmonės, už visus. Nes Dievo toks troškimas yra, jis trokšta, kad visi būtų išgelbėti ir pažintų tiesą.
Jeigu žmogus neišsigelbėja, ta prasme nepriima išgelbėjimo, jis negali pažinti tiesos. O jeigu nepažįsta tiesos, jis gyvena toj tiesoj, kabutėse, pasaulio, kurioje mes irgi kadaise gyvenom. Todėl jiems reikia, kad akis atsivertų. Ir toliau parašyta, nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas žmogus Jėzus Kristus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus, kad būtų paliudytas reikiamų metu. Ir Jono skyrius 3:16 eilutė. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, pasakyk kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Kad jie irgi jį turėtų, kaip ir mes įgijome jį dovanai. Amen. Ir toliau yra vienoj vietoj, kad jūs esate ir aš esam šviesa. Ir Jėzus kalbėjo Jono skyriui 12, 44 eilutėje. Kas mane tiki, tiki ne mane, bet tą, kuris mane siuntė. Ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siuntė. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, Jėzus kalba, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsoje. Jei kas mano žodžių netiki, jei kas klauso mano žodžių ir netiki, aš jo neteisiu. Nes atėjau neteisti pasaulio, bet gelbėti pasaulį. Jeigu Jėzus kalba, kad jeigu aš kalbu žodį, evangelizuoju, kalbu gyvenimą ir jie nepriima, netiki, aš neteisiu jų. Aš atėjau ne jų teisti, aš atėjau išgelbėti jį. Dievas davė laisvą valią mums visiems. Priimti išgelbėjimą ar atmesti jį. O kai priimam, gyventi su Jėzumi, sekti paskui Jėzų, trokšti jį pažinti, o gal ne visiškai nieko. Dievas nekontroliuoja žmogaus. Visiškai. Jis davė laisvą pasirinkimą žmogui. Netgi įtikėjęs žmogus gali pasisukęs švęsti Helovyną. Ir Dievas neuždraus, nes Dievas davė laisvą valią. Suprantat? Bet esmė tame tas, kas ieško jo, tas, kas artinasi pro jo, kas labiau pažįsta Jėzų, tuo labiau tas kūniškas aš miršta. Ir visi tie geismai pradeda blėsti mumise. Mes nebenorim daugelių dalykų. Ir mes pradedame matyti giliau, dvasinėmis akimis. Dievas pradeda rodyti gilesnius dalykus, kad mes suprastume. Bet kada ateina tas momentas, kada mes pradedam suprasti, mums nereikia pasididžiuoti, aš jau čia viską žinau, o jie nieko nesupranta. Žinoma, vėl pakartosiu, jie nesupranta todėl, kad jie nemato dvasinėmis akimis ir negirdi ausimis dvasinėmis. Jiems reikia Evangeliją išgirsti. Ir jeigu ir nepriimtų, Jėzus pasakė aiškiai, aš atėjau neteisti, jeigu jie ir nepriima, aš neteisiu jų, nes aš atėjau išgelbėti pasaulio, o nenuteisti. Ir kitur jisai kalba, kad mes esam pašaukti kalbėti Evangeliją ir jeigu mūsų nepriima, ką mes kalbam, mums nereikia dėl to pergyventi, nes sako, jeigu jie nepriima jūsų, tai nepriima ir manęs. O jeigu nepriima manęs, nepriima to Dievo, kuris mane siuntė. Ir kitoj vietoj sako, jeigu jie klausysis, ką jūs kalbat, reiškia jūsų žodžių, jeigu jie klauso mano žodžių, klausys ir jūsų žodžių. Reiškia, o jeigu jie neklauso mano, neklausys ir jūsų. Jėzus aiškiai kalbėjo, kad jūs susidursit su dviejų rūšių žmonėmis, kurie su džiaugsmu priims Evangeliją, kurie gali atmesti. Bet jūs negalit jų teisti. Vis tiek jūs toliau melskitės už juos. Amen. Nes aiškiai sako, jūs nepergyvenkit, jūs kalbėkit. Bet jeigu nepriimtų jūsų, jie nepriima manęs. Jie nepriima paprasčiausiai Dievo. Jūs būkit ramus, jūs tik įrankiai, tik indai. Jūs atlikit tą,
ką Dievas jums patikėjo, tą įsakymą, kurį Jėzus darė. O visas kitas darbas yra Dievo rankose. Jis atveria širdis duris, jo dvasia šventoji tame žmoguje. Ir tai gali būti atvertus, o gali ir būti neatvertus. Ir mes nežinom. Bet aš tikiu, kad malda jinai yra galinga. Ne veltui sako, kad melskitės už juos. Tai suminkština žmonių širdis. Jiems nesuvokiamų būdų. Amen. Ir Jėzus toliau prabilo Jono skyriuje 8:12 eilutėje. Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Čia vėl yra momentas. Čia nekalbama, kas priims išgelbėjimo dovaną, atgims iš aukšto, tas pataps šviesa. Čia kalbama, kad kas seka, kas trokšta mane pažinti, tas vaikščio šviesoje ir neliks tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Žinoma, čia jau yra kitas pamokslas, jau kita tema ir aš jaučiu dvasiai, kad čia yra stipri tema, bet tebūnie Dievo valioj kitam kartui. Ir kitoje Jono skyrius 3:20 eilutė sako, kiekvienas, kuris daro blogą, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti. Tie žmonės, kurie netikintis ir jūs su jais susidurėt, jūs bendravot gal anksčiau, jūs priėmėt Jėzų, jūsų gyvenimas keičiasi, jūs keičiatės teisingiau. Jie pradeda nuo jūsų trauktis. Štai kodėl. Nes, kada jūs šviečiat, tamsa traukiasi. O kai kurie nenori priimti tos šviesos, jie bėga, jie šalinas, jie pradeda jūsų vengti ir netgi pradeda kalbėti prieš kažkokius dalykus, apkalbas, melus, netgi skaudinti. Tai yra todėl, kad jūs patapo Dievo, o jis dar yra velnio. Viskas paprasta. Todėl, kad darbai nebūtų atskleisti ir kai kurie žmonės tiesiog realiai net neapkenčia. Kartą aš vaikščiau su vyru, po darbo išvažiavom pasivaikščioti gamtoje ir aš sakau, kodėl žmonės manęs nemėgsta? Toks pamąstymas, nes aš žinau, netgi burtininkavimai ant manęs buvo pasamdyti ir tikrai žmonės ir negražiai kai kurie kalba ir netgi iš tikinčiųjų tarpo. Aš sakau, kodėl manęs nemėgsta, atrodo nieko blogo nedarai, atrodo, tikrai nieko blogo, nei jos apšmeiži, nei jiems piktą padarai, nei jos apvogiai, nei kažką blogo padarai, nei fiziškai, nei kaip. Ir mano vyras atsigrėžė ir sako, džiaukis. Ir aš prisimeniau, sako, džiaukitės, kai jūs užgaulioja visai smerkia ir keikia dėl viešpatės darbo, viešpatės vardo jūs palaiminti. Mums taip reikia daug prisiminti ir ačiū Dievui, kad mums primena broliai sesis Kristui ir sutvirtina, ne? Amen. Todėl. Mato skyrius 5:14 eilutė. Jėzus kalbėjo prieš tai, kad jis yra pasaulio šviesa. Bet jau čia dabar kalba Jėzus, kad mes esam ta šviesa. Ir jis sako, jūs esate pasaulio šviesa. Amen. Pasakyk, aš esu pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno. Wow. Jis kalba apie tikinčiuosius, mus visus, kad mes esame šviesa tokia, kurios neįmanoma paslėpti. Miestas, kaip miestas pastatytas ant kalno, kai jis matosi. Matosi aiškiai. Tai yra, krikščionis tokie mes turim būti vienybei, kad ta šviesa mumise šviestų taip stipriai, kad žmonės netikintis matytų. Ne tik po vieną asmenį, bet vienybei. Nes jis kalba, kad jūs, nes nekalba, kad tu, kad esi kaip miestas pastatytas ant kalno, šviesus, taip šviečiantis, kad traukia visus ateiti į jį. Amen, ateiti prie jo. Ir Mato skyrius 5:16 eilutė kalba taip. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje. Apie ką aš kalbu? Mūsų tikslas yra
Pirma, priimti Jėzų Kristų, jeigu nepriėmė žmogus kaip gelbėtojas, širdimi tikėdamas ir lūpomis išpažindamas, atgailaudamas prieš tai ir pripažindamas, kad jis yra nusidėjėlis ir nėra teisus. Ir jam reikia išteisinimo ir išgelbėjimo ir atleidimo ir priimti Jėzų. Antra, reiškia išpažinti Jėzų savo gyvenimo viešpačiu. Antra, jam reikia pažinti Jėzų, siekti pažinti jį. Jėzų Dievą, mes suprantam, kad Dievas Tėvas, Jėzus ir Šventoji Dvasia yra viena. Pažinti jį, pažinti žodį skaitant, pažinti mokymų klausantis, pažinti pačiam asmeniškai, siekti pažinti jo, ieškoti jo veido ne kartą per savaitę, ne kartą per mėnesį, bet kiekvieną dieną ir per dieną kuo daugiau laiko, kiek įmanoma. Ir jūs pamatysit labai didelius pokyčius. Nes kada mes pažįstam Dievą, mes pradedam elgtis kaip jis, panašėti į jį. Tai yra nuostabu. Ir kitas dalykas, kada mes pažįstam Dievą, mes suprantam, ko jis nori iš mūsų. Mes pradedam suprasti, koks mūsų pašaukimas, kokia funkcija Kristaus kūne. Mes pradedam suvokti, ko Dievas nori, mes nebespėliojam. Tai ko tu Dieve nori? Ar tu šito nori, ar tau patinka tas ar nepatinka. Kada pažįstam, mes jau pradedam suprasti. Ir Dievas aiškiai iš tikrųjų kalba. Jis nekalba kažkaip tai nesuprantamai. Todėl ir kitoje vietoje sako, jūs patampa tokia šviesa, kad pavyzdys kitiems, jūs nešat šviesą tokią, kad kiti matytų jūsų gerus darbus. Jūs pradedat elgtis atitinkamai. Krikščionis pradeda elgtis atitinkamai. Jis nesikeikia, jis neteisia, jis nekritikuoja, jis nesibara, nesiaiškina dėl kažkokių smulkmenų. Darbe jis atlieka tai, kas jam patikėta ir nenusimuilina nuo anksčiau laiko. Negražiai taip įsireiškiau kabutėse. Būna tokių. Arba kažkaip ateina dirbti, bet nedirba, tinginiauja. Mes suprasti reikia, kas sako, viską darykit kaip dėl viešpatės. Viską, ką daro, darykit kaip dėl jo. Nesvarbu, kokie ten žmonės, koks kolektyvas, jūs darykit taip, kaip Dievui. Ne taip, kad žmonės jūs pastebėtų ir įvertintų, bet taip, kaip Dievui. Nes Dievas, matydamas jūsų ištikimybę ir ištikimą triūsą, jūs apvainikuos ir apdovanos. Pasakyk amen. Nes jis mato. Todėl sako, tie žmonės, kada matys tave, jie matys, kad tavyje yra daugiau negu tik žmogus. Jie pradės pastebėti, kad tavyje yra dieviška prigimtis, kad tu kitoks, kad tu elgiesi kitaip, kad tu nebėgi ten kartu apkalbėti kažkokį darbdavį, kad tu tiesiog pasilieki tokioj pozicijoje, kad aš laiminu jį, aš jo nenoriu keikti, jis man suteikia darbą, jis man moka algą. Ir aš dėkoju Dievui už jį ir dėkoju už šitą darbą. Čia kaip pavyzdys. Ir kitur yra vienas momentas, ištiriantis mus visus mylėjai. Mato skyrius 6:23 eilutė. O jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jeigu tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa. Čia yra rimta. Kokiu žvilgsniu mes žiūrim? Prisimenat, aš pasakojau, važiuoju ir iškart pamačiau. Aha, puošiasi Helovinui ir tie švenčia Heloviną. Koks žvilgsnis? Piktas žvilgsnis. Bet ačiū Dievui šventąją dvasiai. Iš karto pakaltinu. Nekalbėk taip, jie nepažįsta Jėzaus, todėl jie daro tokius dalykus. Jiems reikia Jėzaus, jiems reikia kalbėti šviesą, tiesą, gyvenimą. Jėzaus tiesą, tiesą, kurią jis mums paliko kalbėti. Ir tada jie keisis, kitaip niekaip. Ir ta akis, kokia mes akim žiūrime žmonės, su pasmerkiančia akim ar su mylinčia akim. Tai yra testas mums, mėlėjai. Ir aš jaučiu giliai dvasioje, kad mums reikia už šitą atgailauti ir atsiprašyti Dievo, kad mes žiūrėjome žmonės, artimus ar tolimus, su pasmerkinančiu žvilgsniu, su žvilgsniu nuteisiančiu, su žvilgsniu tokiu
Pamatėjai ir susidarėjau nuomonę apie žmogų, net nepažinęs jo, net nepasikalbėjęs su juom. Aš tikiu, buvo ne vienam mums gyvenime, anksčiau ar vėliau, ir aš raginu mus visus atsiprašyti Dievo ir elgtis pagal jo suteiktą mums dvasią, ne pagal pasaulio dvasią, ne pagal savo sielą, ne pagal savo tos senus dalykus įsitikinimus, o tiesiog tokį šiais metais atver duris tiems vaikučiams, duotų saldainių gausiai ir kalbėti, kad Dievas taip tave myli, jis tokį nuostabų tave sutvėrė. Bėk apsirenk namo, kokiais gražiais rūbais išsipuošk, šlovink Jėzų. Ir galbūt Dievas taip atvers, kad jūs net pasimelsit už juos. Išgelbėjimo malda. Jie galbūt su jumis pasimels. Melskimės prieš tai, kad tiesiog Dievas atvertų tų žmonių širdis, kurie ateis, kurie barškinsis su tais vaikais ir tų vaikučių širdutes. Nes iš tikrųjų, tie vaikai tokie gimsta nesuteršti, jie tyri. Ir tas pasaulio, tie dalykai, jie įneša tokius dalykus. Patys tėvai rengia tos vaikus iš nežinojimo. Ne dėl to, kad jie nori šitai, bet dėl to, kad jie nežino. Jie nepažino tiesos. Todėl ir elgėsi pagal šito pasaulio dvasią, pagal šito pasaulio kunigaikščio norus. Todėl, mėlyjeji, mes melsimės ir aš iš tikrųjų dar keletą rašto vietų noriu paskaityti. 1 Petro skyrius, 1 Petro 2 skyrius 9 eilutė. O jūs, mėlyjeji, jūs, pasakyk aš, esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventa tauta, aleliuja, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, tai yra Dievo, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Vau, argi tai nenuostabu? Dievas kalba, kad tu esi išrinktas, tu esi karališkoj giminiai, kunigystėj, šventas, šventoj tautoj, ypatingas žmogus, kuris pašauktas skelbti dorybės Dievo. Dorybės, kas yra dora? Dorybės Dievo, ne pasaulio, bet Dievo ir ne savo išmąstymų, bet dorybės to, kuris pašaukė tave ir mane iš tamsybių, kurioje mes buvom, kaip ir tie žmonės, kurie švenčia tus Helovynus, kurie tokius dalykus daro visokius. Iš tos pačios tamsos jis mus pašaukė. Mes tiesiog atsiliepiam jo šauksmui. Ir jis pašaukė mus iš tos tamsybės į savo nuostabę šviesą. Nes 2 Korintiečių 4 skyrius 6 eilutė. Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai, sušvito mūsų širdyse, kad suteiktų mums Dievo šlovės pažinimo šviesą Kristaus veide. Jūs kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai. Aleliuja, amen. Mėlyjeji, mes esam šviesa, mes esam šviesos vaikai. Ir ne kokios saulės ar mėnulio, bet pačio kūrėjo Dievo tėvo, kuris yra danguje. Mes esam žemėje, bet jo dvasia mumyse. Ir Jėzus ją atsiuntė mums, kaip ir pažadėjo, nepalikt mūsų našlaičių, bet suteikė dvasios apščiai. Jis nedavė dvasios mažytės, jis nedavė trupinėlių, jis davė visiems vienodai. Jis patikėjo mums tą brangų išgelbėjimo turtą ir tą šviesą ir išgelbėjimo evangeliją. Jis patikėjo tokį dalyką, jis
įdavė tokią užduotį, kuri yra daug svarbesnė negu bet kokia karjera, mėlyjei. Aš nesu prieš karjerų, nesu prieš jokių verslų, kas jau užsiima, kas pragyvenimo šaltinis kam. Bet tai yra daug, daug, daug didesnis dalykas. Tai sielų išgelbėjimas, mėlyjei. Sielų išgelbėjimas amžinybei. Tai patikėta mūsų, tavo ir mano rankoje. Tad, mėlyjei, pirmyn į maldą, pirmyn į užtarimo maldas, laiminam, pirmyn evangelizuoti. Kalbėkim išgelbinti žinią. Ir nebijokit, jeigu prieš jūs kalbės piktą, prisiminkit, kad tai ne prieš jūs kalba, bet prieš tą, kuris siuntė jūs tai daryti. Ir jie atsakys prieš jį. Todėl džiaukitės parašyta. Džiaukitės, jeigu jūs užgauliuojat. Džiaukitės. Vadinasi, viskas su jumis gerai, tikrai dvasia gyva jumise ir jūs nesat mirę. Aleliuja. Mėlyjei, aš raginu pasimelsti atgailos maldą už tą piktą akį, už tuos piktus žvilgsnius ir žodžius, kuriuos pasakėm, pažiūrėjom piktai, nuteisėm širdį, ar gal žodžių netgi, net nepagalvodami ir nepamastydami, kad buvom tokie kritikai, teisėjai, kad tarsi viską išmanantis, o iš tikrųjų patysgi buvom kadaise toj pačioj valty, toj pačioj jūroj ir maudėmės tose pačiose panašiose nuodėmėse, bet Dievas jis mūsų pasigailėjo, išgelbėjo, jis taip pat nori ir juos išgelbėti. Todėl aš raginu jūs pasimelsti ir aš tikiu, kad jūs busit pagydyti šiandien, nes tokios kartais, tos nepastebimos nuodėmės apkartina mūsų kaulus ir sukelia visokius negalavimus. Todėl aš raginu jūs iš visos širdies, netgi kai kurios tiesiog ant kelio atsiklaupt prieš viešpatį ir atsiprašyti tiesiog jo iš visos širdies ir netgi paminėti garsiai tuos žmonės, kuriuos jūs piktai pažiūrėjot ir nuteisėt ir apkaltinot ir galbūt tiesiog tokį priešiškumą turit, kad iš tikrųjų atsiprašyti Dievui už visus juos. Atsiprašyti, atgailauti ir priimti žinomą atleidimą per Jėzų Kristų mūsų viešpatį, nes Dievo žodis kalba, kas atgailaus, tas aš esu gailestingas, aš atleidžiu ir apvalau. Ir aš dėkoju Dievui, kad jis toks geras. Amen. Ačiū tau, Dieve Tėve. Ačiū tau, Dieve Tėve, Jėzaus šventoji dvasia. Kokia nuostabi tavo meilė, viešpate. Koks didis ir geras tu esi. Viešpate, mes ateinam pas tave, visi iki vieno, kurie klausosi, kurie perklausys šitą įrašą. Ir meldžiam atleidimo, viešpate. Aš prašau, atleisk už kiekvieną piktą žvilgsnį. Atleisk už kiekvieną piktą žodį. Atleisk, viešpate, už tą nuteisimą žvilgsnių tiek mintyse, tiek žodžiu. Atleisk, viešpate, kad mes nuteisėm tus žmonės, kurie net nepažįsta ir nežino tavęs. Anksčiau laiko net nesupratę, kad jie dar tamsoj. Viešpate, atleisk kiekvienam mums už šitą nusikaltimą. Aš išpažįstu šitą visą tai kaip nuodėmę. Ir atgailauju iš visos širdies, viešpate. Prašau, apvalyk mane ir visus mus kartu nuo šitos nuodėmės. Jėzaus Kristaus vardu. Prašau, atleisk mums, viešpate. Prašau, atleisk mums, Dieve Tėve. Ir apvalyk mus. Jėzaus vardu. Ir mes priimam atleidimą, Dieve Tėve, per Jėzų Kristų mūsų viešpate. Aš priimu jį ir priimam apvalymą nuo šitų nuodėmių. Jėzaus vardu. Aš priimu tai. Priimu apvalymą Jėzaus vardu. Ir dėkoju tau, Dieve Tėve.
Prašau tavęs, Dieve Tėve, sukurk mumise mylinčią, tyrą, gailestingą, suprantančią širdį. Širdį atlaidžią. Prašau tavęs, Dieve Tėve, padėk mums matyti tavo akimis, girdėti tavo ausimis, kalbėti tavo žodį. Prašau tavęs, Dieve Tėve, padėk mums, Dieve Tėve. Jėzaus vardu. Šventoji dvasia. Kalbėk kiekvienam dabar. Tu žinai, kas kame ir kas yra. Iškelk tuos dalykus, kurie senai tūnoja, dėl kurių vyksta tos problemos, tie negalavimai. Jėzaus vardu. Aš dėkoju tau, Viešpatie. Aš prašau, išgydyk visus sergančius. Pagydyk kiekvieną kūno organą ir ląstelę, kiekvieną kaulą, Jėzaus vardu. Aš prašau emocinio išgydymo, Jėzaus vardu. Aš prašau išlaisvinimą iš depresijos ir visokių demoniškų surišimų, Jėzaus vardu. Taip pat anuliuoju visas raganavimo ir burtininkavimo maldas. Taip pat anuliuoju visus prakeikimus Viešpaties Jėzaus vardu. Anuliuoju kiekvieną žodį, kuris pasakytas prieš tave. Žodis mirties pasmerkimo. Tokie žodžiai, kad tau nepavyks, tu negalėsi, tu prarasi, tu nesugebėsi, tau neišeis, nieko gero. Anuliuoju visus šitus žodžius Jėzaus vardu tavo gyvenime. Ir kalbu gyvenimą, tau viskas pavyks su Jėzumi Kristumi. Tau viskas išeis su Jėzumi Kristumi. Tu viską gali su Jėzumi Kristumi, nes parašyta tikinčiam viskas įmanoma. Tu gali nugalėti Galijotą Jėzaus vardu. Tu gali, dėl to, kad Jėzus su tavimi. Aš dėkoju Jėzui už tavo meilę, už išlaisvinimą, už tavo malonę. Šlovė ir gyrius tau, Jėzau. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū tau, Jėzau. Šventoji dvasia, paliesk kiekvieną. Pripildyk kiekvieną savo ramybę. Ir te ateina džiaugsmas į kiekvieną širdį. Aš sudraudžiu nerimo dvasią ir abejonių dvasią. Ir sakau, išeit lauk Jėzaus vardu. Aš sudraudžiu skurdo dvasią. Skurdo dvasia. Aš kalbu tau ir sakau, lauk Jėzaus vardu. Dvasia nepritekliaus. Jėzaus vardu sakau, lauk. Dvasia vergystės. Jėzaus vardu aš sudraudžiu ir sakau, lauk Jėzaus vardu. Dvasia religijos, aš įsakau tau, lauk, išeik Jėzaus vardu. Dvasia mirties, aš sudraudžiu dabar tave ir įsakau, lauk Jėzaus vardu. Šitas žmogus nemirs, bet gyvens ir skelbs Viešpaties darbus. Jėzaus vardu aš sudraudžiu mirties dvasią ir įsakau, palikti, išeiti Jėzaus vardu ir paklūsti Jėzaus vardui. Lauk Jėzaus vardu. Aš dėkoju tau, Dieve Tėve. Ačiū tau, Jėzau. Aurei tikėjai, lareve tikėjai, aurei lareve tikėjai. Ištieskit visi ranką į ekraną. Aš jūs palaiminsiu. Ir jūs busit pagydyti šį vakarą. Jėzaus vardu. Aš laiminu kiekvieną jūsų Jėzaus Kristaus vardu. Aš kalbu priteklių ir gyvenimą apsčiai. Kalbu meilę ir ramybę Jėzaus vardu. Kalbu gyvenk Jėzaus vardu. Džiaukis Jėzaus vardu. Sveik Jėzaus vardu. Pilnai išgyk, sakau, Jėzaus vardu. Aš kalbu pilną išgydymą tau. Išgyk Jėzaus vardu. Aurei tikėjai, lareve tikėjai. Mėlieji, aš turiu paraginimą melstis krikštu. Jūs
krikšto ugnies. Ir kas trokštat, tiesiog atsiduokit dvasiai šventai dabar. Jėzaus Kristaus vardu. Aš prašau tavęs, Dieve, uždek kiekviename ugnį dėl tavęs. Te dega kiekviena širdis, kiekvieno siela ir dvasia dėl tavęs. Te protai atsinaujina tavo žodžiu. Te viešpatyje vaikšto tavo dvasioje. Kiekvienas iš jų Jėzaus Kristaus vardu. Te būna pripildytas apšiai tavo dvasios. Te patepimas teka ant jų galvų. Tiesiog dabar Jėzaus vardu. Aš krikštiju jūs šventai dvasia ir ugnimi. Jėzaus vardu. Deg dėl Jėzaus. Ačiū tau, Jėzau. Pašlovintas Jėzus Kristus. Šventas, šventas, šventas Dievas Tėvas. Šventas, šventas, šventas Jėzus Dievo avinėlis. Šventas, 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 šventoji nuostabi dvasia. Aleliuja. Mėlėjai, ačiū Jums, kad klausotės. Ačiū Dievui, kad Jis kalba mums. Ačiū Jums, kad Jūs esate ištikimi jam. Mes esam viena Jėzuje Kristuje. Būkim tas miestas pastatytas ant kalno, kuris šviečia. O jeigu matom, kad koks brolis sesė atsilieka, raginam, raginam, raginam. Tebūnie meilė tarp mūsų, taip kaip Jėzus parodė ją. Paskutinę vakarienę, nuplaudamas kojas savo mokiniams, Jis pasakė, aš parodžiau meilę jums iki galo. Darykit tai vieni kitiems. Aleliuja. Mėlyjei, myliu jūs, laiminu ir dėkoju Dievui iš kiekvieną iš jūsų. Čia tik pradžia, mėlyjei. Jūs dar patirsit tokį nuostabų gyvenimą, kokiu dar net neįsivaizduojat. Ko ausis negirdėjo, ko akis neregėjo. Kas net į mintį neatėjo, Dievas paruošė tai tiems, kurie jį myli. Aleliuja. Palaimus. Ir aš atsisveikinu.